Šis modulis yra pirma pažintis su Toyota gamybos sistema arba Lean ir visų pirma apie sistemos išskirtinumą. Šiandien Lean yra labai populiari sąvoka ir kartais netgi naudojama kaip nauja stebuklų lazdelė galinti išgelbėti ar tai verslą, ar tai netgi valstybę. Ir šiame kontekste skamba pasakymai, kad Toyota pati kaip organizacija yra sėkminga todėl, kad ji sukūrė Lean sistemą, kad visas pasaulis tai jau naudos Lean, visi to mokosi, kad Lean tinka visoms įmonėms, visiems verslams, nuo privačios gamybos iki viešojo administravimo, kad Lean efektyvumą padidina ne procentais, bet kartais ar dešimtimis kartų, ir tai yra tikrai pakankamai gundantis pagrindas pažinčiai. Čia neverta pamiršti, kad ne kiekviena pažintis virsta laimingomis vedybomis. Dėl pradžioje vertėtų pasidomėti kitos pusės charakteriu ir įpročiais, ir tik tą pabandykime ir padaryti. Lean tai yra Toyota gamybos sistema. Toyota kaip automobilių gamintojas startavo žymiai vėliau negu Amerikos konkurentai ir žymiai blogesnėmis sąlygomis, mažesnėje rinkoje, su mažesniais finansiniais resursais ir neturėdami savo know-how, kaip tą reikėtų daryti. Nepaisant to, jau 9-ame dešimtmetyje operaciniai Toyota rodikliai lenkė konkurentų ir tai negalėjo nesukelti nusistebėjimo. Pavyzdžiui, rinkos kapitalizacija amžiaus pabaigoje pralenkė General Motors, Ford ir Chrysler kartu sudėjus. Štai tada vadybininkai susigriebė, kad reikia išstudijuoti Toyotos patirtį ir 91 metais išėjusi Jameso Bonmako, Daniel Joneso ir Daniel Russo knyga Mašina, kuri pakeitė pasaulį, sukėlė tikrą vadybinį sprogimą. Tai yra kažkas tokio, kurio mes turėtume visi mokintis. O terminą Lean pasiūlė tie patys autoriai knygoje Lean mąstymas. Lean diegimas duoda gerus rezultatus visose srityse. Gerėja klientų pasitenkinimas, gerėja produktų kokybė, greitėja pinigų srautai, trumpėja užsakymų trukmė, didėja produktyvumas, efektyvumas, įmonės lankstumas, mažėja atsargos, darbuotojai mokosi ir tai yra labai vertingi rezultatai. Tačiau kita vertus, iš rinkos ateina pranešimai, kad labai didelė dalis Lean diegimų yra nesėkmingi ir skirtingais pranešimais nesėkmingų diegimų yra nuo 50 netgi iki 95%. Tai netgi pasirėmę Pareto dėsniu ir sakydami, kad 20% įmonių yra sėkmingos, mes turėtume savęs paklausti, kokios priežastys lemia, kad tokia didelė dalis diegimų yra nesėkmingi. Ir iš kitos pusės mes galime paklausti, ar iš tikrųjų mes norime įsileisti Lean pro savo vartus į savo įmonę, ar tikrai Lean yra tokia simpatiška sistema. Kita vertus, Lean jėga verta patikėti ir tam duotas labai geras pavyzdys Jeffrey Laikerio knygoje Toyotos sėkmės kelias. Jisai aprašo, kaip vienoje pavyzdinėje JAV įmonėje 9 mėnesius buvo diegiama Toyota gamybos sistema ir nepaisant to, kad tai jau buvo keliantis pasididžiavimą vadybinis pasiekimas, ši įmonė pasiekė per 9 mėnesius tokius rezultatus. 46% sutrumpino užsakymo atlikimo laiką, nebaigtos gamybos atsargos sumažėjo 83%, gatavų produktų atsargos sumažėjo 91%, viršvalandžių poreikis sumažėjo 50%, o darbo našumas išaugo 83%. Tai tikrai stulbinantis rezultatai, ypač galvojant, kad įmonė buvo laikoma labai pažangia. Taigi, mums tikriausia verta manyti, kad tobulėjimo galimybės yra dar didesnės. Taigi, kas yra Lean? Kaip ir visi dideli reiškiniai, Lean turi tikriausiai ne vieną apibūdinimą, tačiau galima jį būtų apibūdinti taip. Operacinė prasme, tai Lean tai yra nuolatinės pastangos teikti vertę klientui, tobulo proceso pagalba. Jeigu šiek tiek labiau filosofiškai, Lean yra organizacijos ir darbuotojų tobulėjimo kelias, kai kintantis kliento poreikiai yra tenkinami kuriant nuolatinį vertės srautą ir šalinant kliūtis į tobulumą. Čia yra svarbu tai, kad Lean yra begalinis procesas, begalinis tobulėjimas.
Šiame kontekste šiek tiek keistai skamba gana dažnas klausimas, ar jau įsidegei Lean. Turėčiau pasakyti, kad šiame kontekste jisai nėra labai prasmingas. Geriausiai matosi Lean specifika, kai palyginame su tradicinė vadyba, su tradicinės vadybos principais. Taigi, jeigu tradicinė vadyba vertina masto ekonomiką, nes čia galima pasiekti taupimus, gaminant daug, perkant daug, tačiau taupimai yra pasiekimi vienam vienetui. Tuo tarpu Lean vadyba žiūri visai į kitą pusę ir bando gaminti mažomis partijomis pagal konkretų poreikį, nes poreikis yra kintamas ir mažos partijos geriau atitinka tikrąją situaciją. Tradiciniai vadybai yra vertinamas maksimalus pajėgumų išnaudojimas, iš to kylantis lokalus optimizavimas atskirų operacijų, o Lean vadyboje žiūrima į visos grandinės efektyvumą ir netiek svarbu, kaip veikia atskiros vertės grandinės operacijos, svarbu, kaip veikia visa grandinė. Tradiciniai vadybai yra vertinamas žaliavų pirkimas dideliais kiekiais, kad nusipirkti pigiau žaliavos vienetą. Tuo tarpu Lean vadyboje yra įvedamas žaliavų gavimas pačiu laiku, just-in-time principas, kada žaliavos gaunamas tais kiekiais ir tuo metu, kada jų iš tikrųjų reikia. Tradiciniai vadyboje kuo didesni pajėgumai, reiškia tuo didesnės galimybės ateičiai, tuo tarpu Lean vadyboje kuo didesnis lankstumas yra tuo geriau. Tipiškai tai yra maži įrengimai, lengvai pritaikomi ir tiesą sakant, kuo paprastesni, tuo geriau. Tradiciniai vadyboje verslo analizė atliekama kas mėnesį, dažnai žiūrima į finansinius rezultatus, tuo tarpu Lean vadyboje stebama Gemba kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną ne vieną kartą. Gemba tai yra ta vieta, kur iš tikrųjų vyksta veiksmas. Tradiciniai vadybai kokybės kontrolė, susirūpinosi patikrinti produktą, kad neišeitų nekokybė pro vartus, tai yra terminalinė kokybės kontrolė, tuo tarpu Lean vadyboje įvedama kokybės kontrolė kiekvienoje operacijoje. Tradiciniai vadyboje planuojama centralizuotai, visi resursai visiems padaliniams, tuo tarpu Lean vadyboje decentralizuojama ir siekiama kanbanų pagalba valdyti srautą pagal faktinį tuo metu iškilusi poreikį. Tradiciniai vadybai informacija yra kompiuterizuojama, sudėtingos kompiuterinės sistemos užkrautos dideliais kiekiais informacijos yra vertybė, tuo tarpu Lean vadyboje informaciją stengiamasi ištraukti iš kompiuterių, ištraukti iš stalčių, iš papkių ir vizualizuoti, kad ji taptų kuo labiau prieinama, kuo paprastesnė ir kuo lengviau suprantama. Jeigu palygintume uždavinį, kokį sprendžia tradicinė vadyba, tai jis skambėtų taip. Kaip tenkinti didelės stabilios rinkos poreikius ir šiuo atveju gana paprastas atsakymas, kad kaštų lyderio modelis ir masto ekonomijos nauda yra tinkamas atsakymas. Tačiau, kaip mes atsakysime į klausimą, jeigu mums reikia tenkinti mažos ir kintančios rinkos poreikius, tiesą sakant, modelis yra paruoštas, tai yra artumo klientų modelis, kada siekiama kliento lojalumo ir gauti maržos premiją už tą lojalumą. Tačiau užsidavus trečią klausimą, ar mes galime gauti abi naudas ir mažus kaštus kaip masto ekonomikoje ir greitį ir lankstumą, tai iš pirmo žvilgsnio šitas atsakymas atrodytų neįmanomas, to neįmanoma padaryti. Tuo tarpu Toyota kaip tik ir rado sprendimą, kaip gauti abi naudas ir mažus kaštus, ir greitį ir lankstumą. Lean misija ir vizija. Tikslas tai yra vertės kūrimas visiems, ir klientui, ir organizacijai, ir darbuotojams vienu metu. Tikslas yra ilgalaikis, tai yra organizacijos filosofija. Kaip tas tikslas yra siekiamas? Procesai kuria gerus rezultatus tada, kai procesai yra geri ir kai procesai atitinka šią strateginę kryptį. O proceso gerumas matuojamas vertę kuriančio darbo dalimi jame. Procesuose dirba žmonės ir sėkmę lemia žmonių sugebėjimas šalinti kliūtis į šį tikslą ir visi žmonės organizacijoje dirba kurdami vertę. Procesas
yra centrinė koncepcija Lean sistemoje ir labai gerai nuskambėjo Toyota Motors prezidento Fujio Cho pasakymas, kad Toyota gauna puikius rezultatus iš vidutinių žmonių, kurie valdo puikius procesus. Tuo tarpu mūsų konkurentai gauna vidutinius rezultatus arba netgi blogesnius nei vidutinius, nors jų puikus žmonės valdo prastus procesus. Lean principai yra labai svarbi Lean dalis, nors pati Toyota niekada jų sąmoningai neformulavo ir neužrašė. Šitą darbą už juos atliko vakarų vadybininkai, atidžiai stebėdami, kokie yra atsikartojantis Toyota veiksmai. Šie principai yra 5. Pirmas. Apibūdink vertę kliento požiūriu. Klientas lemia, kas yra vertė ir priešingai, kas yra nevertė. Antras principas. Suprask vertės srautą ir pašalink vertės nekuriančius etapus. Suprask, kaip iš tikrųjų kuriama vertė. Šalink tai, kas trukdo vertės kūrimui. Trečias principas. Leisk vertei tekėti nenutrūkstamai, nestabdomai. Ten, kur sustojo, ten vertė nebeteka, ten vertė užsilaiko, ten yra švaistymai. Ketvirtas principas. Leisk vertei tekėti klientui traukiant. Tik tada gamink, tik tada atlik darbą, kai klientui to reikia. Klientas turi patraukti iš savo pusės, tik tai tada organizacija turi atlikti visą darbų grandinę. Ir penktas principas – siek tobulumo, toliau gerink rezultatus, kitaip sakant, kartok šį tobulėjimo ciklą, tap geresniu ir labiau konkurencingu. Kada kuriama vertė? Vertės kūrimas yra kiekvienos organizacijos misija ir prasmė. Todėl Lean nepaliko vertės koncepcijos laisvam interpretavimui ir apibrėžė pakankamai tiksliai. Vertė kuriama, kai atliekamas darbas tenkina 3 sąlygas. Pirma, rezultatas yra reikalingas klientui. Jeigu klientas išorinis, jis sutinka už tai mokėti. Antra, kinta objekto, su kuriuo dirbama forma, turinys arba funkcija. Ir trečia, darbas atliekamas kokybiškai iš pirmo karto ir iki galo. Tuo pačiu, vertės koncepcija sako ir tai, kad visos 3 sąlygos turi būti tenkinamos vienu metu. Ir jeigu netenkinama bet kuri iš šių sąlygų, procese mes turime švaistymą. Kas tai yra švaistymai? Lean švaistymus suskirsto į 3 grupės. Tai yra muda, tie rutininė, nereikalinga veikla, švaistymas, nuostoliai, su kuriais iš tikrųjų ir dirbama kasdien, stengiantis juos likviduoti. Mura. Tai yra proceso nepastovumas, kintamumas, dėl ko procesas reikalauja rezervinių išteklių, dėl ko jisai sukuria stabdymus ir panašiai. Muri, tai yra per didelis krūvis žmonėms arba įrangai, tai taip pat yra švaistymas. Svarbiausia švaistymų rūšis yra muda, nes tai yra dažniausiai sutinkama ir dažniausiai įtakojama dalis su šita švaistymų rūšimi yra kasdien dirbama. Yra išskiriami 7 muda šaltiniai susiję su žmonių veikla, su kiekiu ir susiję su kokybė. Tai yra defektai, perteklinė gamyba, transportavimas, laukimas, atsargos, judesiai, perteklinis apdorojimas. Verta pažymėti, kad atsargos yra traktuojamos kaip rezultatas švaistymo. Atsargos reikalingos tada, kada procese yra kiti švaistymai, kitos mudos. Jeigu atsargų mes nesukaupsime, tada atsiras arba laukimas, arba procesas visai sustos. Laikas Lean sistemoje. Kiekviena organizacija naudoja daug rodiklių, nes kontroliuoja daug parametrų, naudoja daug procesų. Tačiau vis tik visus juos norint sujungti vieningą sistemą, mums ko gero reikia vieningo mato vieneto ir Lean tai yra laikas. Taichi Ono, vienas iš Lean sistemos kūrėjų, pasakė: mes sekame trukmę nuo užsakymo priėmimo iki pinigų gavimo momento ir trumpiname šį laiką, eliminuodami švaistymus. Taichi Ono čia apibūdino ir objektą, tai yra procesas nuo užsakymo priėmimo iš kliento iki pinigų gavimo už užsakymo įvykdymą ir šio objekto tobulinimo būdas.
trumpinti laiką, trumpinti šį procesą ir šiuo atveju laikas yra tai, kuo Lean sistema matuoja progresą. Kai mes imame laiką kaip universalų mato vienetą, mes galime tarpusavėje palyginti visiškai skirtingus procesus. Jeigu proceso atlikimą mes suskirstysime į tarpelius, į atkarpėlės, kada yra kuriama vertė ir kada yra vertė nekuriama, kitaip sakant, kada yra laukimas arba kitokio pobūdžio švaistymas, mes visą laiko eilutę galėtume išrikiuoti. Vertė, nevertė, vertė, nevertė ir taip toliau. Jeigu sumuosime vertę kuriančių etapų trukmę ir vertę nekuriančių etapų trukmę, mes galėsime palyginti procesus tarpusavyje. Pasiduokime savo klausimą, kokia vertė kuriančio darbo dalis yra jūsų procesuose. Tiesą sakant, labai knieti įsivertinti save, kad dirbame su 75 arba bent jau 50% efektyvumu. Taip sakant, bent jau pusė mūsų laiko kuria vertę. Tačiau tiesą sakant, Lean apibrėžime tikėtina, kad nedaugiau 5% tai yra. Šis, sakyčiau, iš pirmo žvilgsnio gana įžeidus pareiškimas, tiesą sakant, nėra toksai skausmingas, jeigu mes pasižiūrėsime, kad Toyota matavimu jie patys, Toyota Motors, tik tai 20% savo laiko kuria vertę. Yra kur tobulėti, kitaip sakant. Užduokime klausimą, ką tradiciškai stebi vadovai. Jie žiūri, kaip atliekamas darbas, kitaip sakant, jie koncentruojasi į vertę kuriančius etapus. Visame procese nuo užsakymo gavimo iki pinigų gavimo, jie fokusuojasi į 5% visos trukmės. Todėl netgi, jeigu efektyvumą pavyks padvigubinti, tai proceso trukmė rezultate sutrumpės tik tai 2,5%. Tuo tarpu Lean koncentruojasi į vertės nekuriančius etapus ir stengiasi juos sutrumpinti. Todėl, jeigu mums pavyktų perpus sumažinti vertės nekuriančių etapų trukmę, mūsų visas procesas sutrumpėtų beveik perpus. Lean yra nepaprastai atvira tobulėjimui sistema. Ir tam yra daugybė priežasčių, tame tarpe ir kultūrinių. Lean kultūroje dėl problemų niekada nėra kaltinamas asmuo, nes vadovaujamasi nuostata, kad problemą lemia pati sistema. Problema būtų pasireiškus ir esant kitam asmeniui toje vietoje. Taip pat problema yra galimybė. Jeigu mes problemos nematome, tačiau jie egzistuoja, tai mes tiesiog apie ją nežinome. Mes nesame geresni nežinodami. Mes tiesiog nežinome, kad galime patobulėti. Problemos sprendimas yra visą laiką orientuotas į proceso sprendimą, o ne į kaltininko paiešką. Tokia atmosfera sukuria pasitikėjimą tarpusavyje, kada problemų iškėlimas nėra asmeninis priekaištas, o problemų iškėlimas yra nuopelnas. Ir palaipsniui problemos tampa nuolatinio tobulėjimo pagrindu. Tai šia prasme, iš pažiūros paradoksalus pasakymas, kad problemos yra auksas, yra labai prasmingas. Problemos yra auksas, nes tai yra galimybė tobulėti, galimybės rezervas. Srautas. Nestabdomo vertės srauto kūrimas yra vienas iš Lean principų. Iš esmės atrodo labai paprasta, nes akivaizdu, kad jeigu srautas nesustoja, jisai potencialiai gali duoti didesnį rezultatą. Tačiau Lean srautas turi atitikti kintančius kliento poreikius ir duoti klientui produktą tuo ritmu, kokiu klientas pageidauja. Tuo pačiu Lean srautas turi nekaupti etapuose atsargų, o atskiros operacijos turi būti suderintos tarpusavį ir pagalbiniai procesai suderinti su pagrindiniu srautu. Tokiu būdu nestabdomo srauto koncepcija sukuria labai aukštus reikalavimus pačiam procesui ir užduoda kryptį proceso tobulinimui. Taigi srauto palaikymas yra tobulėjimo pagrindas. Ten, kur srautas sustoja, jisai ten ir parodo problemą. Problema lokalizuota ir todėl mes ją galime likviduoti. O srauto atstatymo veikla yra universali veikla, tobulėjimo veikla kiekvienam darbuotojui. Iš nestabdomo srauto
kyla ir pačiu laiku koncepcija. Lean principas sako, leisk vertės srautui tekėti nestabdomam, klientui traukiant. Tai reiškia, kad darbas neatliekamas, kuriam nėra poreikio, ir kiekvieną darbą klientas tarsi traukia iš tiekėjo, arba vidinis klientas traukia iš ankstesnės operacijos. Tačiau žinia, dėl pačių įvairiausių priežasčių ne visą laiką galime sukurti nestabdomą srautą, ir tada tenka rinktis ar gaminti pagal spėjamą poreikį, ar laukti užsakymo. Ir čia skiriasi tradicinė vadyba nuo Lean. Tradicinė stūmimo sistema gamina remiantis prognozėmis ir iš ankstinių grafikų, nesižvelgdama, ar to reikia iš tikrųjų šiuo metu. Lean tuo tarpu prisitaiko prie realaus poreikio, tam jį naudoja specialų įrankį Kanban ir kontroliuoja gamybą Kanban pagalba. Kliento paimtos atsargos yra atstatomos jų naudojimo ritmu. Kaip Lean organizacija mokosi? Maikas Roteris 2010 metais išleido knygą Toyota Kata, kurioje aprašė Lean organizacijos mokymosi principus. Pirma, tai yra kartoti tobulinimo ciklą nuolat, o ne periodiškai. Ir šis kartojimas turi būti inkorporuojamas į darbo atlikimo procesą. Čia reikėtų pabrėžti, kad nuolatinis kartojimas, o ne proginis, tai yra skirtumas tarp Lean organizacijos ir tradicinės organizacijos tobulėjimo pastangų. Kiekvienas vadovas moko savo padalinius. Taip sukuriama daug mokytojų ir kiekvienas pavaldinys, kiekvienas darbuotojas gauna mokymą, jisai neiškrenta iš mokymo sistemos. Kita vertus, kiekvienas vadovas turi savo mokytoją ir ne vienas nežino visko, visi turi pagrindą tobulėjimui. Šiam mokymui yra naudojamas vieningas procesas, tobulinimo kata ir ugdymo kata, o abi katos yra rolių pasiskirstimas tarp mokinio ir mokytojo. Toyota Kata visų pirma yra dėmesys procesams. Tobulinimo kata yra procesų tobulinimo kata. Ji yra iš 4 žingsnių. Pirmas, žinok ilgalaikę kryptį, kitaip sakant, suprask, kur link turi judėti, kas yra tobulėjimas, o kas yra ne, kas yra nauda, o kas yra ne. Antras, supras dabartinę būseną. Trečias, numatyk siekiamą būseną. Antras ir trečias žingsnis yra specifiniai tuo, kad mes kalbame apie procesą, apie operacijų atlikimo kokybę, apie operacijų eiliškumą ir apie proceso eiliškumą organizacijoje. Dabartinės ir siekiamos būsenos supratimas nėra vien tik tai gaunamo rezultato supratimas. Tai yra supratimas, kaip įvyksta procesas. Ketvirtas žingsnis yra tobulėk link siekiamos būsenos, nuolat kartodamas ciklą PDCA. Planuok, bandyk, tikrink ir veik. Šis tobulėjimas mažai žingsneliais yra lėtas, bet yra nuolatinis. Žingsneliai yra maži, tačiau jie yra greitai atliekami. Ugdymo kata arba mokytojo rutina, mokant savo mokymus. Labai svarbu pasakyti, kad mokytojui mokymas yra svarbiau už rezultatą, už pačios problemos sprendimą. Mokytojui svarbiau mokyti, o ne problemą išspręsti, netgi tais atvejais, kada jisai mato, jog žino geresnį sprendimo būdą. Leisk mokiniui pačiam rasti sprendimus, nes mokinys ieškodamas sprendimo išmoks ir atliks sekančius pagerinimus ir be tavo priežiūros. Mokytojas padeda mokiniui progresuoti sprendimo link, užduodamas visiškai specifinius ir tradicinius standartinius klausimus. Pirmas. Kokios tikslinės būsenos sieki? Taip sakant, kur link nori tobulėti, ką nori pakeisti. Antras, o kokia yra dabartinė tavo būsena? Trečias, kokios kliūtis trukdo tiksliniai būsenai pasiekti? Kurią šalini dabar? Kliūtis tai yra kaip tik tas, dėl ko mes negalime tiesiog imti ir pradėti dirbti tokiu režimu, kokią mes siekime.
Negalime pasiekti iš karto tikslinės būsenos. Ir iš karto turi būti šalinama tik tai vienu metu, tik tai viena kliūtis. Tai yra vieno faktoriaus kitimas. Ketvirtas klausimas. Ką dabar darysi? Koks dabar tavo sekantis praktinis žingsnis? Ir penktas klausimas. Kada galime patikrinti rezultatą? Kada reiškia, kada kuo greičiau. Ir rezultatas, pageidaujama, kad rezultatas atitiktų planuotą. Ką numatei, tas ir turėtų gautis. Nes jeigu nesigavo tas rezultatas, kurį planavai, reikia užsiduoti klausimą. O kągi blogai suplanavai, arba ką blogai supratai, jeigu rezultatas neatitiko tavo lūkesčių. Tai tiek apie linijų skirtinumą, nors nepasakytos informacijos dar yra galybė. Paradoksas tame, kad informacijos gausa dažnai trukdo suvokti, kas iš tikrųjų yra Lean. Vis tik tai Lean yra veikimo sistema. Ji nėra teorija. Todėl pasižiūrėkime į save, ką galime mes patys nuveikti Lean pagalba. Mes žinome, kad Lean tikrai atneš naudą, netgi tais atvejais, jeigu mes papulsime į nelaimingųjų 80% organizacijų tarpą, kurioms nepavyko iki galo ir pilnai išvystyti Lean sistemos. Mes vis tiek pasieksime didesnį klientų pasitenkinimą, mes vis tiek pagerinsime kokybę, mes išmoksime daug dalykų. Lean diegimo kelyje teks išmokti daugybę Lean įrankių, visi yra specifiniai, visi yra logiški. Kita vertus, kiekvienas Lean įrankis yra reikalingas tik tai tada, kai mes turime konkrečią problemą. Konkretus įrankis skirtas konkrečiai problemai, priklausomai nuo sprendžiamos užduoties. Ir jeigu mes sistemingai diegsime Lean, mes nuosekliai ją taikysime, mes tikrai pasieksime rezultatus. Ačiū už jūsų dėmesį. Pabaigai tik pasakysiu tai, ko labai tikiu. Būdų problemą identifikuoti ir spręsti yra daug, tačiau ne vienas jų neveikia be mąstymo ir darbo. Lean yra vienas iš būdų. Ir čia vėlgi reikės mąstymo ir darbo. Ačiū. Saulius.